Labą dieną. Šiandien eterį laida Žiūrovo vardu, jos vedėjas Vadimas Nurulinas ir mūsų svečias Vytautas Šustauskas. Labą dieną. Labą dieną. Jūsų labai pristatyti nereikia, visą Lietuvą jūs pažįsta, žino, kas jūs toks esat, taip kad užtenka tik tai vardo ir pavardės ir tai, kad jūs ten partijos vadovas ten ir visus kitos jūsų titulus nebūtina vardinti. Norėčiau aš pradėti laidą nuo klausimo asmeninio. Sakyt, jūs pensininkas ir jūs tos pensijos gaunat visai nedaug. Kaip jūs dabar gyvenat? Anksčiau dar žinau, kad taksavot, o kaip dabar jums... Vienu žodžiu, galima atsakyti vienu žodžiu, sunkiai. Sunkiai. Sunkiai taip, kaip ir, sakyčiau, 90% turbūt Lietuvos gyventojų. Tiek, kad nereikia pirkti kostiumų, dar iš senų laikų, iš Seimo laikų, ką buvau prisipirkęs, daug dievė, kad man sunešiuoti iki mirties jų. O taip, kad nusipirkti kažką iš pašalies tikrai neturiu galimybės. Tai jūsų tie lozungai, jie taip ir išlieka ir jūs ne tai, kad formaliai, kurie žmonės rūpinasi gerbūviu kitų žmonių, tačiau patys gyvena visiškai, kaip pasakytumėm, neblogai. Jūs tą patį išgyvenat kartu su savo elektoratu, sakykime. Taip, kadangi ir nebijau pasakyti to žodžio, kad buvau ir prie lovio, valdžiau miesto biudžetą, bet ne vienas kaunietis, ne vienas laikraštis neparašė, kad aš būčiau pasinaudojęs tuo loviu, o buvo galimybių, kur nereikėdavo, buvo ant stalo atnešta padėta. Taip. Lietuvos politinis gyvenimas suaktyvėjo paskutiniu metu, kadangi artėja prezidento rinkimai, su tais teiginiais, su kuriais lozungais eina dauguma pretendentų į prezidentus, jūs nesutinkat ir vienintelis kandidatas tai Puteikis, kuris būtų artimiausias jums. Kodėl jūs taip laikot, kad tai yra jūsų kandidatas? Na, aš kaip visus pažįstu ir asmeniškai galima sakyti, su visais yra tekę bendrauti, žmogus, kur matęs gyvenimo, sakyčiau. Vis dėlto ir karą Afganistane, juk ar norėjai, ar nenorėjai, jūs būtų šaukę, būtumėte, arba mane būtų avarę, būtumėme, negalim sakyti, oi, kodėl tu te važiavai, tarnavai. Buvo tokia sistema, tą privalėjom daryti, bet jis matė, gal sakyti, ir mirčiai į akis žiūrėjo viską. Ir tas žmogus, kur kai sakant, arčiausiai žmonių yra, tai jaučiu, kad toks žmogus gali suprasti daugiau žmonių gyvenimą, o kiti yra visai atitrūkę, jie, kai sakant, nuo suolo per tėvus, per ką pasiekė tą karjerą ir nematė to tikro žmogiškojo gyvenimo. A jis gyvena tarp žmonių, toks pat buvo, kai sakant, ne tų turtų susikrovęs, negirdėjau, kad būtų ar prisivogęs ar panašiai, a kiti juk visas, ir sovietiniais laikais jau buvo vis tiek pažinti ir rezultatas karjerą padarydavo, tie, kurio tėvas užimdavo aukštą postą, viską jis ką pasiekė. Jis tapo Seimo nariu ir dar vienmandatiniai, matyt, žmonės tą žino ir pažįsta. Ir sakyčiau, jam paprasto žmogaus likimai arčiausiai į geriausiai būtų suprantami. O kiti tik tai deklaruoja, o kai atsisėda į tą kėdę, jie iškart paprasta žmogus. Ir dar nuo nepriklausomybės paskelbimo nebuvo nė vienos valdžios, kad būtų atsisukusi tą paprastą, sulinkusi, suvargusi Lietuvos žmogų. Ir sakyčiau, gana darbštų, kad šiandien Lietuva tokioje stadijoje, tai kalta tik tai valdžia. Jūs, jeigu būtumėt vadovų šalies, jūs sakot, kad pirmas vizitas jūs būtų į Rusiją arba į Baltarusiją. Pirmoje eilėje jūs susitiktumėt su jais tam, kad pagerinti santykius. Čia šitoje vietoje su Puteikiu šitas nesutampa, jūsų gal pozicija. Bet iš kitos pusės aš jūs laikau kaip ir Lietuvos patriotų. Netgi jūs ir su tautininkais kartu būnat demonstracijose ir taip toliau. Kaip galima būtų suderinti tokį klausimą ir tuo pačiu geri santykiai su Rusija ir tuo pačiu būti Lietuvos patriotų? Tokiu atveju jūs apkaltintų, kad jūs nesat Lietuvos patriotų. Apkaltintų kvailį. Dabar paimkime jūs, žurnaliste.
Jeigu jūs atsikeltumėte ar į kaimą, kokį nors ar į miestelį, turbūt pirmiausiai stengtumėte susipažinti su kaimynais. Kas daug kaimynai, pasikalbėti su jais, pasižiūrėti, kas kuo kvėpuoja ir neliektumėt iš kaimo už kokį 1000 kilometrų susitikti su kažkuo. Bet pirmiausia, atsikėlęs jūs apostinėtumėt savo kaimynus, pakalbėtumėt, pabendrautumėt, matytumėt, kaip toliau vystysis tie kaimyniniai santykiai. Juk ir dabar mes gyvenam apsupty Baltarusija, Lenkija, Rusija, Latvija, su Estija mūsų sienos nesueina, tai pirmiausia ir tą atmosferą kalbėkime su kaimynais. Nuomonės, kaip sakant, išsiaiškinkim viską ir nepulti kaimyną, jeigu dabar atsikelčiau aš į naują rajoną, tuoj pat savo galią parodyčiau, čiut ne velniop siųsčiau. Pirmiausiai normalus žmogus susipažįsta su kaimynais. Tai tapęs valstybės prezidentu, jeigu aš būčiau, aš pirmiausiai susitikčiau su kaimynais, išsiaiškinčiau diplomatiniais santykiais, kaip gyvenam toliau, kaip ir čia tokį šaltą karą varom tarp savio, ar puolam viens kitą, ar gyvenam draugiškai ir padėdami, prekiaudami viens kitą. O dabar taip pat mes už kelių milijonų Atlantą Ameriką. Nie ta Amerika niekada neatneš ne dujų portfelį, ne elektros neatneš portfelį įsidėjusi. Juk imam iš tų kaimyninių šalių į energetiką ir dujas ir viską. Ir ant jūsų dar varom pilam purvą. Nu, jeigu jūsų dabar, aš būčiau kaimynas jūsų, jūs man duotumėt viską, o ant jūsų varyčiau, koks jis baisus žmogus. Nu, vieną kartą kantrybę trūktų, sakyk, ateičiau skolintis, sakytum, durės parodytumėt ir dar į užpakalį spirtumėt. Bet jūs, kai buvot Kauno meru, jums irgi teko kontaktuoti su užsienio atstovais? Taip, ir galiu pasigirti, pirmasis mane aplankė Rusijos ambasadorius Zubakovas, kur paliko gana šilti prisiminimai ir, kaip matot, Kauno neokupavo. Ne rusai, jį net nebandė okupuoti, bet tie santykiai užsimezgė. Užtat Kaunas mažiausiai mokėjo už šilumą 2000 metais. Kadangi tikrai, ką jie aš prižadėjau, o mano pažadai buvo, jis paklausė, kaip švęsit gegužės 9. Aš pasakiau, tai buvo karas, kur kovojo visos koalicinės valstybės, Anglija, Amerika, visas prieš fašizmą. Žuvo ir lietuvis, ir rusas, ir ukrainietis, visų tautybių žuvo, kiekvienai motinai skaudu yra, kada sūnus žūsta. Sakau, bus padėti vainikai nuo miesto tarybos ir nuo miesto valdybos. Jis netikėjo. Jis tai pažiūrėjo, kad 10 metų niekada miesto taryba ir valdyba nepadeda vainikus. Ir man tapus meru, pirmą kartą buvo nuo miesto tarybos ir nuo miesto valdybos padėti vainikai. Kai aš nuvažiavau ant kapinių, rusai verti pradėjo. Pirmą kartą, sako, atvažiavo miesto valdžia. Nužuvo ir lietuviai, ir visi. Reikia plačiau žiūrėti, ne čia, o kad jau nusas, kai sakant. Nežinau, jeigu būtų Vokietijos laimėję, mes šiandien lietuviškai kalbėtumėm, dar klausimas. Ir jie labai sekė. Ir Zubakovas sako, ambasadorius, aš būsiu Maskvoje, negalėsiu 9 būti. Ir grįžęs taip pat skambutis ambasados. Nori kalbėti ambasadorius. Ir sujungė, jis padėkojo man, sako, kaip jis padėkojo, sako, ačiū, kad jūs išlaikėt žodį. Aš net užpykau, man toj pačius, sakau, tai kaip aš jeigu pasakiau, tai reiškia, jį turi būti. Sako, būna taip, kad kai sėdi, kalbėsi, pasako, o darbai paskui visai ir užmiršta. Sakau, aš ne toks žmogus. Jeigu pasakiau, reiškia, bus. Jau užsimezgė tokie šilti, draugiški santykiai. Paskui atvažiavo 16 Peterburgo deputatų visą. Gana gražiai ir įdomiai pokalbis buvo. Aš norėjau įlysti bateriniais mainais į Leningradą rinkas, aptarėm, kaip reikėtų. Jie patys sako, kaip esat, kai jūs iš Rusijos rinkų pasitraukėt. Čia pradėjo gąsdinti tą rusofobiją, tai aš esu pasakęs, sakau, aš jeigu būčiau valdžioje, aš privatizuočiau Kremlių. Lai Jelcinas iš manęs
nuomojasi suvažiavimam. Aš nebijočiau. O ta tokia baimė, tas varimas ant tos Rusijos, kad pati blogiausia šalis pasaulyje tai Rusija. Nu, pridarė nemažai bėdų Lietuvai, būkim teisingai. Nu, aš turiu omeny, jūs sakot, kad nereikia gyventi praeitim. Pas mus tai politikai galbūt kažkiek tai gyvena praeitim. Tačiau Lietuva didžiuojasi savo praeitim iš esmės. Praeitim, aš turiu omeny tą praeitį, kada, kaip sakant, kas pridarė klaidų, kada pri 40-ais, kada priešintys tik 4, Musteikis, Smetona, kada gynybos komitetas priešinkimės 4 tik balsavo, visi kiti prieš. Ir nepaleido nė vieno šūvio, kada Lietuva turėjo geriausią zenitinę artileriją Europoje, nė vieno šūvio. Ir po karo, kada Rusija jau sumušė fašizmą Hitlerį, užėmė visą Europą, mūsų pradeda kovą partizanai, kurie buvo vadinami vieni stribais, kiti banditais. Ir tas lietuvis, ir tas lietuvis. O kur čia padėkim tą atskirtį? Ir į tos stribus ėjo biedniokai, ir tos miško brolius ėjo, nesuprasi, kiti slėpėsi nuo, kad nepaimtų į kariuomenį karui baigantis, kiti padarė nusikaltimus, bet lietuvis žudė. Ir dabar mes vienus garbinam, kitus su žeme lyginam. Bet tai lietuvis prieš lietuvį kovojo. Ir kas kaltas? Nėra kaltininkų. Kai sakant, ir paėmus tą laikotarpį, gal padedam tašką ir nebeaukštinkim vienų ir nebežeminkim kitų. Dainiai žino, jeigu dabar kas įvyktų, jeigu įvyktų ir tavo skurdžiausia masė žmonių, tokių, kai aš paimtumėm ginklą ir pradėtumėm prieš tos elitą Lietuvos, kur prisivogė, išdraskė visas gamyklas, visus įmonės, mes būtumėm stribai, a jie būtų, Lietuvos partizanai, aš taip manau, juos vadintų. Ir dar jiems padėtų amerikonai. Ir Amerika, daugiausiai kalčiausiai, sakyčiau, tai yra amerikonai, kurie lojo atėjo po 70 metų. Juk tas lietuvis žmogus suklaidinti, kada pateikiama tokia informacija, laikykitės, mes ateisim. Buvo žmonių, kur ir patikėjo tą, kai sakant, jų skleidžiamą dezinformaciją. Laikykitės. Ir kiti laikėsi iš paskutiniųjų, ką aš te eisiu viską. Atėjo tik po dabar, kada jau nutarė leisti, priešachotsam, kaip čia pavadinti, pėstininkam įvesti, atėjo po 70 metų. Aš tai dabar norėčiau, kad tai nauji okupantai ir pradėti partizaninį karą prieš juos. Jūs sakot, kad Lietuva turi būti, negali būti, juk kareivis su automatu svetimoje žemėje vietinių gyventojų akimis jis yra laikomas okupantu. Aš juos laikysiu ne kaip gynėjais, bet kaip okupantais. Lietuva turi būti laisva, aš visą gyvenimą atidaviau už laisvą, nepriklausomą Lietuvą. O kad nestovėtų čia amerikonų kareiviai, anglų, tai po metų čia greitai pilna negriukų prigimdys lietuviai, nesuprasi, kas laksto. Ir nereikia, valstybė turi tvarkyti savo reikalus ir gyventi draugiškai, ne tokia durna politika. Kartais pagalvoju, kodėl tiek durnių daug prigimdyta Lietuvoje, kur mes galėjom šiandien būti po 24 metų pati stipriausia ekonomiškai valstybė Europoje, turėdami tokius kaimynus kaip Rusija, Baltarusija, tik galėjom gaminti ir į vagoną sumesti, kai sakant, į laikraštį suvynioja ir siųsti mėsą, pieną, viską nenutraukęs. Aš kada buvo atvažiavę Peterburgo deputatai, tai kalbėjom. Sako, mes buvom pripratę prie jūsų maisto mesti. Juk dabar, gal girdėjot vakar, kad Ispanija vien pomidorais aprūpina visą Europą ir visą Rusiją gali aprūpinti. Užtat ir buvo sugriauta Lietuvos žemės ūkis, kada, prisimenat, mokėjo už karvę, jeigu parduoda Europos Sąjunga. Jie norėjo, kad būtų sugriauta, bet Lietuva maža valstybėlė, maža rinka. Jie kiekvieną valstybę gamina savo perproduktų. Viščiuką užaugina per savaitę laiką.
Ir kad neblika Kaune nei vienos tekstilės įmonės, viską pirktumėm. Jie ieško rinkų. Ta pat nori padaryti Europą su Ukraina, sugriauti, leisti laisvą išvažiavimą, vieni važiuos vogti, kiti dirbti ukrainiečiai, gamyklas sužlugs kaip Lietuvoje. Nu ir tada mes turėsim 43 milijonų rinką atsiveria, turėsim kur kišti savo prekes. Ir dabar nueikit į Maksimą, parduotuvės Smetonas jau nebelietuviškas yra. Viskas. Nejaugi man skambina žmonės iš buvusių tarybinių ūkių, kur stačiau kiaulidės, kai sakant, kai dirbau cecho viršininku, veršiam girdyklas, sako, kodėl negalim atkurti, nepavadinkim kolūkiais, kooperatyvais, o turiu žemę, sako, su lopeta negaliu jos apdirbti. Ir buvo kolūkių milijonierių, galėjom perpavadinti kitaip, kooperatyvais ar bendrovėm. Izraelį, pavyzdžiui, tik stambus ūkis, kaip sakant, egzistuoja. Jūs sakot, kad jūs prieš NATO ir faktiškai prieš Europos Sąjungą, kad Lietuva būtų neutrali ir kad jinai nebūtų. Bet žiūrėkim, NATO mūsų gina nuo galimos agresijos, o Europos Sąjunga juk mums nemažai padeda, mes gaunam iš ten nemažai lėšų visokiom programom ir taip toliau, tai yra parama Lietuvai. Kaip Airijoje yra ta Europos parama, kur gali žmogus pasinaudoti. Kiekvienas tik negali pravalgyti, pragerti jos. Bet jeigu nori butą pirktis, jis gali imti tų lėšų, neturi televizoriaus iš tų lėšų imtis, neturi, man iš Airijos atvažiavę lietuviai pasakojo, neturi šaldytuvo, prašau imti, kažkaip paskirsto tos pinigus, kad iš tų fondų gali imti. Čia tos lėšos, kur nueina, veiniai žino, valdžia gauna ir jie nueina visokiom konsultacijom. Konsultacija ant konsultacijai. Man dakas yra labai svarbu, kad labai nuvertintas Lietuvos žmogus, Lietuvos inžinierius, Lietuvos buhalteris, Lietuvos ekonomistas. Imkim Snorą. Samdo, vieniai žino, iš kur kažkokius moka milijonus jam, moka. Kur paim kolūkių buhalterį, tai jis tokį atliks auditą ir paslėptus dokumentus, sakys, broliuk, tu ne visus padavėjai. O tam užsieniečiui kokius pateikė, jis paskaičiuoja, skaičiai sutiko, viskas tvarkoja. Seną kolūkio buhalterį, ekonomistą neapgaus, sakys, klausyk, tą pusę dokumentų tu te padavėjai, kur kitus paslėpęs, kur aferos tavo visos yra, jis pats paprašys jų. Ir ant tiek nuvertintas, kad mes neturim. Nei ekonomistų, nieko, viską samdoms. Ir žiūrėkit, kokius pinigus mes sumokam jiems. O to niekaip nesuprasiu. Ar galų gale tikrai kvailiai, durniai valdo valstybę, nemoka? Iš dalies kitą kartą aš pagalvoju, o iš kur jie mokėti? Dauguma atėjo ministrų nuo mokyklos suolo. Juk baigęs tiek universitetą, tiek kitą aukštą, niekada baigęs iškart nebūsite prokuroru, nebūsiu teisėjų, padirbus kelius metus, įgauna tą praktiką, tik tuomet iš jo, prie jo to diplomo prisideda tos gyvenimiškos, kaip sakant, žinios ir viską, ir jis gali teisingai priimti sprendimus, viską. Nes mūsų ir baudžiamasis kodeksas labai yra blogai, kas tom didelėm žirklėm, nuo 0 iki 10 metų, arba nuo baudos iki 10 metų, čia duoda, kaip sakant, laisvę korupcijai, aš jums duosiu baudą, teisus būsiu, ir duosiu 8 metus, irgi teisus būsiu. Sakykit, man dar įdomu, taip, jūsų pasisakymai, kas liečia dėl žydų tautybės. Jūs kartais laikas nuo laiko išsprūsta pas jūs tokie žodžiai, jūs turit ką nors prieš tautybę žydų ar prieš žydų oligarchus, ar kas tas požiūris jūsų? Ne prieš tautybę aš nieko neturiu. Pavyzdžiui, kai padariau avariją, bairakas žydų religinės bendruomenės buvo išnešęs turas, net meldėsi už mane. Bet žodžiu, aš nežiūriu. Bet nereikia vien tik tai, kai sakant, bijoti ir žydų taip kaip valstybės. Žiūrėkit, Libijoje nušovė vieną kareivį žydą. Žydai 1500 paguldo. Ir visos valstybės bijo paskelbti savo notą, kai sakai. Užpuola neutraliuose vandenyse laivą, kur neleistina. Tai irgi žūna viską. Tyli Lietuva, tyli Amerika, visos valstybės tyli. Tai jeigu blogai padarėjai, kodėl tai bijo?
prieš tuos. Imkim ir tą. Visi puola, o tu revoliucija, bolševizmas. O kas padarė Rusijoje revoliuciją? Padarė žydai, nu. Tik tai 3 rusai, paimkit tų metų politbiurą, pažiūrėkit, tik tai 3 rusai te buvo. Žydai, nu tai ir vardinkim, kas Engelsas Vitkas atnešė pirmas tas idėjas komunizmo. Tai ir vardinkim tuos pirmtakus, nebijom, vis davai ant rusą. Rusas, gal tas pats rusas nukentėjo nuo žydo, Stalinas juk sako, kad jis buvo žydas, žydiško kraujo. Ta rusų pati tauta nukentėjo nuo visko. Bet vat kažkodėl bijom, nereikia bijoti nie to žydų, kur gerai daro, mes gal pagirkim, kur blogai daro, kaip jie elgėsi su ir Palestina su to Gazos sektoriu, nu tai kur yra dabar tai susidarė jau. Nu, daug dievė ar ilgam. Sakykit, jūs neseniai buvot įkalinimo vietose, lankėtės su nuteistaisiais. Kokios ten nuotaikos? Ten jiems liktai ruošiame apribot rinkimų teisę, tokie buvo pasisakymai, jūs su jais bendravot šitais? Man sukelia tik tai, norėjau paskambinti teisingumo ministrui pasakyti. Nereikia kvailinti, nes kalbėjau su tais kaliniais viską. tą kalinį, jeigu nevarytų, jis neitų balsuoti, jiem nusispjauti tą valdžią. Lietuvoje turintis balsavimo teisę, te ateina 33%, o čia turėtų susimastyti teisingumo ministras, gal priimti tokį priverstinį, būtiną eiti prie rinkimų, ne uždėti baudą. Tuomet gal būtų mažiau vietos ir machinacijom, papirkinėjimam, viską. O kalinį, turiu pažįstamą būrio viršininkas. Atvažiuoju ten, su bonga, su kuo, būk geras, būrio viršininkas, čiut ne po batagų, davai einat, pats stovi žiūri, ar visi atėjo, prabalsavai, pasako, už ką prabalsuoti. Kaliniam tas nusispjauti, yra balsavimas, jeigu jau žmonės Lietuvoje laisvi, kur turi teisę, nebeina balsuoti. Jis, teisingumo ministras, atims teisę, kaliniai verks, kad nebegali balsuoti, jam rūpi laisvė, greičiau išeiti. Bet kada būrio vadas liepia eiti balsuoti, neisi, įdės nuobaudą, jau bus tą nuobaudą, kol jis nusiims, ką jau, anksčiau negalės išeiti, ar ką, jeigu kabės nuobaudą kaliniui. Jie priversti eiti balsuoti, o jeigu jie nelieptum balsuoti, arba kas nors paprašo iš giminių, kurie, ar savivaldybių rinkimai, aš irgi, kai buvo savivaldybių rinkimai, koncertą nuvežiau 4 jaunas mergaitės, salė lūžo. O kiek jie už mane balsavo, neaišku, nes jie klauso jau būrio vado. Čia reikia turėti blatą su tenai valdžia, kuri pasakysiu, einat balsuoti ir visi, mano būrys, ir prašau, žurnalistė prabalsuoti už tą, pastatys tą dar. Jūs kviečiat žmonės protestuoti prieš dabartinę valdžią, prieš tokią tvarką, kuri dabar yra, tačiau žmonės dabar pakankamai pasyvūs ir taip neina, kaip anksčiau jūs juos galėtumėt pakelt. Kame priežastis, kaip jūs manot? Gal neatėjo toks laikas paprasčiausiai? Ne, pirma priežastis, ta tokia karingesnioji tautos dalis, darbininkija, visą, kur suprata, iš miestų labai daug išvažiavusių. Mano rinkėjas, jis yra išvažiavęs, likę pensininkai ir partijų didžiųjų, kai sakant, tokie atstovai, kur jie tą ideologiją, kai sakant, oi čia aš socdemas, čia prieš juos mitingą rengia, davai neik. Ir vaikai to yra, kad dalis tikrai, jeigu jau kaimai tušti miestuose irgi labai sumažėjo žmonių, kurie eidavo, kuriem dar rūpėjo, kurie jautė viską, likę pensininkai, arba tie, kas kioskelį turi, ir tie, kurie dar darbą turi. Darbdavys pasakė, nebandyk eiti į mitingą, būsi atleistas ir žmogus neina. Užtat, bet tas pasyvumas, kad nusivylė, kad, mato, kad jau nebėra tos Lietuvos, jis sako, nebėra Lietuvos, ką čia be balsuosi ir bedarysi, kai sakant, kad tokios aferos, tokios vagystės, ką žina pasaulyje, da yra kokia valstybė. Gal yra Rumunijoje, nes mes vienu laipteliu aukščiau rumunų stovim.
Bet kada skaitai ir iš televizijos ekranų varo vien melą ir į vieną pusę, neišlenda tai Auštrevičius, Landsbergis, kur Auštrevičius turėtų sėdėti kalėjime, kai sakant, už vien tas derybas. Jis eina ir puola visus rusus. Juk buvai vyriausias derybininkas, neįsiderėjai, kad elektrinę galėjai dirbti. Paskui Adamkus išlenda į televiziją, kad atominė galėjai 25 metų dirbti. Taip jį norėjo duoti į snukį prezidentui, kur nuo jo priklausė žodžio, kai sakant, tos elektrinės darbas. Auštrevičius. Paskui renka parašus, kad pratesti nežinoma. Tai kuo loja to tokie išverstaskūriai, pavojingiausiai yra išverstaskūriai, tokie kaip Linkevičius. Juk buvęs komjaunimo vadukas, ideologijas, ta pudrinė smegenis jaunimą vertas, dabar tarnavo, atvirai kalbėkim, tarnavo Kremliaus sistemai. Lošino jaunimus, kurie, kai sakė, dabar Amerikai nelenda be muilą ir svarbiausiai, didžiosios Europos valstybės da tyli. Mūsiškiai blusa pirmieji pradeda šaukti ambasadorių, padaryti sankcijas. Jėzau, Rusija gali apsitverti savi sieną ir tai išgyvens. Jie nuo Donos iki Deimantų rasi. Kai sakant, jiem tos sankcijos, ypač Lietuvai tik nepaėmė savaitį pieną, pradėjo verkti, bliauti. Ir pirmieji prabylo, davai sankcijas. Čia yra du dalykai, kadangi valdžia, juk ji net nėra durna, per 24 metus matas, kaimai bažnytkaimiai išnyksta, baigia išnykti, miesteliai, kai Kračia jau nebėra, senovės miestelis. Miestuose žmonių nėra. Pramonės per 24 metus nė vienos gamyklos nepastatėm. Didžiausia gamykla tai Gariūnai. Galvoja, kada tas ubagas, kada pakils, jis apėmė baimę. Jos apėmė baimę ir jie galvoja, kaip įsilaikyti valdžioj ir kaip reikia išgyventi, jeigu pakils. Lietuvis tas jau įsiutęs, jis kantrus, bet įsiutęs su šakėm. Tai turės arba mauti iš Lietuvos, arba bus pasmeigtas. Vienu žodžiu, tai tada jie dabar, kaip tik tai Ukraina jiem tapo. Davai bauginti karu. Ir yra žmonės, kai sakant, kiti galvoja, o tikrai, jau dabar nutilo apie pensijų kompensavimą, jau žmonės nebeprašo, kad kompensuokit, reikia čia gynybai, kas kariaus. Eis Juknevičienė, kai nemoka automatą laikyti rankose. Oleka eis. Šitai tasai komjaunimo vadas, užsienio reikalų ministras, kaip jau pavadinti, Linkevičius, nė vienas neis, turim 40 metus, kada tauta morališkai buvo pasiruošusi ginti, eilinis kareivis, eilinis karininkas, o valdžia buvo supūvusi, kuri pabėga atsiraičiusi kelnes į užsienį. Tai šiandien jie taip muilą visi neštų, nė viens neims automatą. Tie, kurie sėdi, gali krauju pasirašyti, nė viens neims automatai, neis kariauti. Tik tai liežuvių malą, gynybai pinigėlius skirkim daugiau, ateina savivaldybių, geriau išplausim daugiau, nes nežinai, kiek už tą tanką padėvėtą galvygai amerikonai duoda, arba te biškį reikia pamokėti, mes nurašysim tiek, juk tą karinį biudžetą nieks netikrina, te kontrolės nėra. Viską reikia pinigų prasiplauti, reikia gynybai ir pritildėm pensininkus, reikia gąsdinti su karu. Tu paprašyk dabar rusai, ką priimtų, rusai tavęs nepriims. Juk aš noriu, kad žmonės vieną kartą suprastų, tie patys rusai tą Lietuvą paleido. Gorbačiovo žodžiai, kada nuvažiavo Landsbergis с Прусией Озолой в Москву, prašyti, kad leistų skelbti. Давайте, пробуйте. Первое, выйдите из состава, первое, и захлебнетесь. Jie kada skelbė nepriklausomybę, žinojo, kad nebus apsuptas Seimas saugumo pajėgų, kariuomenė dar stovėjo ir nuvežti visi į Lukiškes. Jie žinojo drąsiai, užtat aš tą naktį buvau, užtat išėjo po 2 išeidavo, o žmonės gėlės deda po kojom Lietuvos didvyriam. Paskui tą garbę prisiskyrė, o mes iškovojom. Jūs tada saugojot Seimą, kiek aš žinau, taip? Aš visas
dienas, visas naktis, viską aš mačiau ir man tiek šlykštų eina po du garbėką, mes įsikovojom. Ant tiek rusas jau bailys, susikibę padainavom Baltijų, juk atvažiavo Jakovlevas, leido įkurti tą sąjūdį, kai sakant, nuo to viskas prasidėjo, tą sąjūdį sukūrė KGB, paskutinis, kurį sukūrė Telšiuose. Telšiuose sąjūdžio pirmininkė buvo Telšių KGB žmona. Nu, ir viskas taip pat prasidėjo Lietuvos partalinimas. Gerai, o dabar jūs kviečiat žmonės į Lietuvos Maidaną. Jūs norėtumėt, kad būtų, bet Maidanas juk pridarė bėdų faktiškai Ukrainai. Ar nebūtų taip, kad ir Lietuvai tokios akcijos gali pridaryti bėdų? Nu, Maidanas čia galbūt toks, kaip sakant, epitetinis pavadinimas, bet aš noriu vieną kartą, kad žmonės suprastų, apsuptų Seimą, be mūšių, be nieko, neišleistų, o taip, apsuptų, ar ryte anksti, kad neįeitų ne viens į Seimą pasakyti, darot tą, nedarot, o būsim apsupę tol, kol jūs čia viską suėsit Seime, neturėsit ką bevalgyti, neišleisim. Į žmonių nuomonę, jeigu tiek susirinktų kaip sausio 13, jie bijotų išeiti. Juk dabar jie nebebijo, ką nutarė, padarė, nu kas tas yra 141 protas. Kada dėleiskim dėl žemės pardavimo referendumas vis dėlto 300 000, nu, tai čia negali būti jokių diskusijų, kur konstitucija viską pasako, nu surenkit, ko bijoti, nu, kaip nubalsuosi, viskas savo, iš viso aš taip daryčiau viską, svarbiausius klausimus, viską prašau, nubalsavo, broliukai, neverkit, aš taip atsifutbolinčiau greičiau. Aš kaip tik tai visus tos svarbius klausimus, būdams vadovus spręsčiau referendumų. Menkiausiai, kas įves eurą. Brangiai kainuoja, sako, šitie tokios apklausos ir tokie referendumai. Taip motyvuoja valdžia. Nu bet kiek pavogė Motiejūno Visagino 10 milijardų, čia girdėjot, kad iššvaistyta 10 milijardų. Nu tiek jau nekainuos 10 milijardų apklausimą. Mes išvogėm, paimkim miestuose, radijoje, gamykloj, staklėse, vien juk nebuvo tušči pastatai. Viduj buvo įrengimai. Kur jie visi dinga, jie virto pinigais. Privatizavo? Jie visi išvogti. Privatizavo, vadinasi? Privatizavo, nu tai gerai, pastatą privatizavai, staklės tai neprivatizavai. Kur viskas dingo, kur iš kolūkių dingo arkliai, karvės, viskas. Juk šiandien ant tiek prikibasi esam, kad nežinau. Jūs kažkada tai balsavot prieš NATO stojimą. Mes keturiese, aš, amžinatilsį Veselka, Pronskus ir Klumbys balsavom prieš NATO. Bet matom, jeigu buvo Tarybų sąjunga, buvo Amerika. Nu, kaip sakant, tokia lygsvara, gal gerai, gal kad buvo. Buvo Varšuvos blokas ir NATO. Jeigu panaikinom Varšuvos bloko, nebereikia tada ir NATO bloko. Ir kiekviena valstybė vidaus savo reikalas turi spręsti viską. Dabar pažiūrėkim. O nebliko Varšuvos bloką, mes rusus, blogiečius. Po Afganistaną pasimokė rusai. Kokią valstybę bombardavo? Jokios. Amerikonai, jūsų gerieji demokratai, kur neša visam pasauliu demokratiją. Jugoslavija, kokia buvo nuostabi valstybė, subombardavo Jugoslaviją. Iraką, prisimenat Bagdado pasakos, tai buvo istorinis ir jis niekada nebebus atstatytas toks, koks buvo prieš karą, Bagdadas. Iraką subombardavo, Siriją subombardavo, Libiją subombardavo, Libaną subombardavo, Afganistanas subombardavo. Taip klausykit, kas blogėtis pasaulyje yra? Ir už ką? Ir iš tenai užėmęs tas valstybės griebė naftą savo, tempė į tos ten išpumpuotus rezervus, pilasi. Kas yra jų žemė, po jo jie nejudina savo naftą. Tai būna ateities kartom. Užpuola šalis ir iš tenai viską griebė. Pirmiausiai naftą, viską. Tai gal nebūti tam ir žandaro tos Amerikos. Visi, oi Amerika, bet čia nuo senovės lietuviui, tam durnam žmogui įkalta Amerika. Nu taip, Amerika
nebuvo tiek metų karo, nereikėjo statyti taip kaip Rusijai, Lietuvai atsistatyti, te Vokietijai, juk ten nėra kariavusi. Ir nieks, kai sakanti, demokratijas nešėja, kodėl aš kartais užduodu klausimą, kodėl neduoda Amerikas į tribunolą genocidą, jie vykdė genocidą vietinių gyventojų atžvilgių indienų. Už indienų sužudymą, kodėl ne viena valstybė neišdrįsta kreiptis į tarptautinį tribunolą, kad Amerika būtų teisiama už genocidą. Nu, gal jau laiko per daug praėjo laiko jau nuo to. Genocidui, kiek žinau, senaties termino nėra. Ir buvo suvaryti į rezervatus, išnaikinti indienai, viską tą mes nematom. Matom, čia matai, negalima to žiūrėti, lietuviai iš viso dabar, kaip sakant, pasiruošę be muilą įlysti visų ūgių, dabar kaip atsiuntė tą Amerikas kareivius jau į Lietuvą, tai mes skaitykit nauja Lietuvos okupacija ir tikra okupacija. Jeigu jau kareivis su šautuvu mano žemėje, aš į juos žiūriu ne kaip į gynėjus, bet jie kaip gudriai. Visus karus pavadino taikos misija. Kada žmonės žūna, kaip gali vadinti, tai vadinkim tiesiogiai, kad karas vyksta, o ne taikos misija. Visos vyksta žudynės, Irake taikos misija, Jugoslavija taikos misija, bet tik tai žuda žudynės. Taip kaip, jeigu esi pederasas, vadink pederas, o ne gėjų. Aš tą žodį gėjų išgirdau nepriklausomos Lietuvos valstybės laikotarpį. Aš tikrai nežinojau, žurnalistas ar žinojot? Aš nežinojau tokio žodžio, aš žinojau, kad toks buvo nusikaltimas prieš tai, tai buvo baudžiamas... Pederastija buvo. Taip. Ir 200 straipsnis antras dalies, santykių su vyrų pederastija, ir čia normalus. Pergit taip kaip reketininkų žodis. Jeigu tu eini prieš tai, esi, banditas, tiesiai vardykim. Dabar reketininkas. Ras tokie nauji žodžiai atsirado. Arba killeris vietoj žmogžudžio. Killeris, tai nežinau, kitas galvos killeris, galvos toks oficiantas, kur nešioja viską. Mes iškraipom į tą lietuvišką žodį ir daug jaunimas nesupranta, ko nori būti. Vaikas pakelia reketininkui, galvo, kad reketininkas jau čia su raketa į dangų skris. Savo laiku jūs organizuodavot ubagų žygius. Kodėl jums tuo metu pavykdavo, o šiuo metu, jeigu jūs organizuotumėt, kur prapuolė jūsų tas populiarumas, kodėl žmonės taip nepalaiko? Todėl, kad mes, kada prisikūrė daug ir tų partijų, mes apleidom, kai sakant, nustojom ir svarbiausiai, kad būdama verslininkai, kada nebuvo uždrausta remti juridiniam asmenim, tai tikrai, kai sakant, paprašydavai, paremdamai, dabar paprasčiausiai mitingą surengti. Viskas dabar remiasi į pinigus. O paskleisti informaciją. Pinigai, į radiją išeiti, iš viso už minutę pinigai. Anksčiau būdavo viską lengviau, kadangi į laikraštį dėdavo į Kauno dieną, man visą savaitę spausdindavo, susirinkdavo žmonių. Informacijos paskleidimas dabar kainuoja milžiniškus pinigus. Ir kada nėra tos informacijos, lapuką priklijuoji prie medį, atsisuki, jo nėra, žmonės nežino. Kažkaip pačiam nebėra noro, kad pinigų kada nėra, aš turėčiau milijoną, aš padaryčiau čia revoliucijai tvarką. Jeigu būtų man taip, kas duotų kaip maidaniečiam, kad davė Amerika ir Europos Sąjunga. Juk ten ir durniui, aišku, 300 vyrėjų, nejaugi tie, kurie ateina, matau vienas, neša girtas piderasų vėliavą, jam nusispjauti ant dviejų. Duodavo spiritą bonką, atėjimą, ką, jis įkala, palapinį nuvirsta, valgyti gauna, tai ko jam nebūti, čia galėjai kelius mėnesius išbūti. Jeigu nebūti, juk ne tie, kurie ateidavo, pinigus neždavo. Reiškia, buvo iš šalies duodami milžiniški pinigai, kad ta masė žmonių, man duokit, nereikia, man duokit 10 milijonų prie mano štabą Kaune. Matysit, nuosės neįkišt visą Laisvės alėją, visi bedarbiai, aš jiem po 100 litrų į dieną moku, susirenka stovėtų, nuosės į Laisvės alėją neįkištumėt. Atvažiuotų dar ir iš Jonavos bedarbiai. Bet jūs dabar pasisakot prieš
prieš eurą įvedimą Lietuvoje ir jūs prieš žemės pardavimą, bet sako, kad jeigu neparduot žemės, tai mes negausim išmokų iš ES ir tada nebusim konkurencingi. Turbūt žinot, kad nemažai mes sumokame ES. Jeigu mes įstojom į eurozoną, juk yra įkurtas euro stabilizavimo fondas. Iš karto, esant euro zono šalim, į metus reikia milijardą įnešti valstybei. Paskui kas metai nuo BVP augimo. Reiškia, jeigu augs BVP, tai kas metai milijardai su pusė, 2 milijardus tiek reikės įnešinėti. Dabar, kol nesam stabilizavimo fondo, šiandien nereikia. Nu tai mes nešim į tą stabilizavimo milijardą, graikai kokie tinginiai, kaip moka išeiti 100 000 gatves, tiem numes, lietuviam durniam, ar nuėmė pensijas, ar išėjo nors porą pamakaluoti su plakatais. Ne vienas neišeis, atsiėmė vyriausybė, visi ponai atsiėmė pinigus. Jau čia reikia turėti tokią kiaulės akis. Nu, kiaulė į tą turbūt būti nepadarius, kaip padarė vyriausybė. Ar išėjo nors vieną pensiją, masę, susirinka žmonių prie Seimo, ką jūs daro, tai pirmą atiduokit tiem ubagam, iš kurių neturėjo teisės paimti, jie turėjo pirmiausiai nuo savęs. O aš atėjęs meras, nenorėkit, kad nepagalvotų žmonės, ką geriuosi, nuo pirmos dienos atsakiau 25% priedą. Man buvo kažkaip gėda, galvoju, čia reikia kovojau, o griebsiu visus pinigus. Pasakiau, o tas sudarė 1050 litų. Sakiau, iškart nuo pirmo tarybos posėdžių. Man 25% nebuvo, man buvo gėda prieš kitus žmonės, kovojančius čiupti ir priedą, kai kiti merai ir už bažnyčias mišes, ką klauso, jiem turi sumokėti. Man į galvą neateitų tokie, kad už mišes, už kažkur kad esi kokiam renginy, tau po darbo ar ką, kada turi mokėti savivaldybė. Man neteidavo, aš nežinau, iš kur tiek. Gerai, sakykite, kokia šalis jums būtų kaip pavyzdys, kokioje šalyje jūs galėtumėt, norėtumėt gyventi ir politika, kurios šalies jums tiktų, Europos, sakykime, šalių. Aš norėčiau gyventi Lietuvoje. Į Lietuvoje, kad ateitų protinga valdžia ir vykdytų savo tiek užsienio politiką, tiek vidaus politiką. Bendrauti, prekiauti, gaminti. Aš galiu pasakyti, ne viena valstybė neatsistoja ant kojų negamindama. Kažką reikia gaminti, gal investicijas, gal kokias mašinas galų gale susitarti, surinkinėti, čia leisti viską. Juk šiandien mes nieką, tik tai kupi pradai valstybė pasmerkta žlugti. Ant kupi pradai. Lenkai tą suprato. Lenkai suprato ir dabar Lenką nepamatysi. Su bagažniku ant stogo, buvo ir Afrikoje Lenkas sutiksi, ir Lietuvos pilni keliai. Lenkai suprato tą ir pradėjo gaminti. Jie dabar surinkinėja. Ir mašinas atrodo kažkas Škoda, Sakate, viską. Be gamybos ne viena valstybė neatsistojo. Nu ir kažkokias tai investicijas, ką mes galim, kokius turim pajėgumus, dar nesugriautus, kur dar galėtų greitai statyti, kur dar staklės išlikusios, gal dar radijos gamyklas patalposite, draugystės gale, kur pusė pastatų tuščių, viską, manau, yra tų gamyklų, kur mažiau investuoti, atnaujinti, pastatyti staklės, viską kažką gaminti. Ir jeigu mes negaminsim, kupi pradai gali luoti, gali viską, ir čia nežinau, kas gali balsuoti ir už tą Butkevičių, kuris giriasi, o ekonomika gerėja, o ekonomika gerėja. Ryte vieną, vakare kitą. Neturėdamas stuburo neiki tos premjerus, nevaryk. Ir pirmiausiai korupcija. Ne teismai, tik tai atneši medžiagą, viską iškart turi būti nušalintas. Nedaug Dieve, jeigu taip, aš dar jau vis tiek amžius eina į pabaigą, galvoju, jeigu tai tokie, kai aš daugiau, aš per naktį surinkčiau ir juos visus, kaip į Lukiškes man atsidurtų, per naktį specbūrį įkurčiau. Ir davai, broliuk, iš kur tavo turtas, aš nesiaiškinčiau daug. Sakykite,
Vytautai, jūs tauta pažįsta kaip skandalingą politiką. Jūs paprastai žurnalistai, žiniasklaida rodo tada... Tuo aš niekada nesu. Taip, matom mes jūs, kada jūs įsivėlėte kokius nors skandalus, nemalonumus ir taip toliau. Sakyt, žurnalistai, ar jūs kviečia į kokias nors rimtas laidas, sakykime, mūsų centrinėse Vilniaus televizijose, ar ten, kad sudalyvauti reikia būtinai sumokėti pinigus, bet mes jūsų nematom tuose laiduose, kur šneka politikai ir partijos vadovai. Neįvardysiu žurnalistą vieną, sakau, kodėl nepakvietė į mano laidą. Saka, mokėk tiek, kiek moka, aš nenoriu pavardėm rašyti, gerbiu tą žurnalistą, mokėk kiek jie moka, aš tavį dieną 2 kartus rodysiu. Antras, turbūt žinot, kad pasaulyje didžiausia mafija yra spaudos mafija, ne jum taikau. Aš ir ne žurnalistas, aš jums galiu pasakyti. Ne jum taikau, normalių. Ir šiandien visa spauda, viskas irgi visa yra nupirkta, kai sakant, jie reikia ant Rusijos, kad Rusijos tai informacinis karas. Tas pats informacinis karas didesnis vyksta Lietuvoje. Visa spauda, jeigu pastebėjot, nukreipta į vieną pusę. Yra kitaip jie mąsto, bet jie ne už tą nukreipimą padarė, ne už ačiū, bet už tuos padarė. Nes laikraštį išleisti šiandien irgi kainuoja, kai sakot, ir popierius, ir darbas, ir viską. Ir šiandien žmonės tą patį laikraštį mažai išperka, tiek į Lietuvos rytą viską išvien, nes paskaito internete, galima persiskaityti viską, kad iš prekybos vien laikraščių jie neįsilaikytų. Reiškia, gauna iš pašalies tos pinigus. Ir šiandien visi žurnalistai tarnauja tai sistemai, kurią mes sukūrėm nuo 90 metų. O nuo 90 metų ta sistema buvo kūrama ir šiandien jie yra baisesnė už bolševikinę sukurtą Lietuvoje. 10 kartų baisesnė. Kągi, ačiū Jums šiandien už pokalbį, ačiū visiems žiūrėjusiems. Iki kito susitikimo. Ačiū.